Laba diena, aš esu Gerda Reginytė. Aš esu Robertas Šalna. Mes esame Visagino Žiburio pagrindinės mokyklos dešimtokai. Šiais mokslo metais atlikome projektinį darbą Išmanusis šiltnamis. Mūsų komandoje taip pat buvo du mūsų klasės draugai - Miglė Zakarkaitė, Artiom Chroni bei devintokas Matvej Simonov, kurie šiandien dalyvauti negalėjo. Mūsų darbo vadovė buvo fizikos mokytoja metodininkė Loreta Akopova, o darbo konsultantas daktaras Donatas Lukšys. Šiandien Jums pristatysime mūsų projektinio darbo tikslą, idėją, procesą, sunkumus, su kuriais susidūrėme, bei rezultatus. Aš norėčiau pristatyti apie tai, koks tai yra projektas. Tai šis projektas - tai viena iš Vilnius Tech vykdomų projektų mokiniams ateities inžinierija siūlomų veiklų. Jo tikslas - skatinti dalyvių kūrybingumą ir ugdyti praktinius inovacijų kūrimo ir dėgymo gebėjimus kuriant išmanų šiltnamį. Bei mūsų idėja. Norėjome sukurti tokį šiltnamį, kuris būtų funkcionalus, leistų atlikti įvairius tyrimus ir stebėti augalų augimą, bet tuo pačiu metu pridėtų mūsų mokyklai jaukumo. Todėl nusprendėme jį padaryti erdvų, kad ten būtų galima sodinti skirtingus augalus. Šiais metais nusprendėme auginti grybus - citrinį kreivabūdę, ruduosius bei baltuosius pievagrybius. Taip pat norėčiau pridėti, jog šiltnamis bus mūsų palikimas mokyklai ir jos ateities kartoms. Ateities mokiniai galės stebėti, kaip šiltnamyje auga augalai, bei jį tobulinti, jeigu patys to norės. Aš pristatysiu darbo eigą. Tai mūsų pirmas žingsnis buvo minčių apibendrinimas ir darbo planavimas. Nubraižėme keletą šiltnamio variantų ir išsirinkome geriausią. Vėliau sekė šiltnamio konstravimo darbai. Sukonstravome šiltnamį, jį pagražinome. Tai šiltnamis nusprendėme padaryti mobilų, tai yra prisukome prie ratukus, kad mes jį lengviau galėtumėm transportuoti mokykloje. Bei, kaip ir minėjau, pagražinome, tam naudojame lazerinės stakles. Trečias etapas buvo ilgiausias, tai Arduino programavimas, jutiklių ir įrenginių sistemos kūrimas. Vėliau sekė grybų sodinimas bei programos tobulinimas. Na ir paskutinis mūsų žingsnis buvo aprašo, plakato, video įrašų bei skaidrių kūrimas. Dabar ekrane galite matyti nuotraukas iš mūsų visos darbo eigos. Matote grybų sodinimo procesą. Taip pat yra įdėta nuotrauka iš mūsų susitikimo su Donatu Lukšiu Vilniaus Tech universitete. Taip pat galime pamatyti laidų litavimo proceso darbus, mūsų sistemos perkelimo į šiltnamį etapą, šiltnamio gražinimą bei programavimą. Su kokiais sunkumais mes susidūrėme atlikdami šį projektinį darbą. Tai sunkumų buvo tikrai nemažai, didžiausias iš jų buvo programavimas, tačiau pasikonsultuodami su daktaru Donatu Lukšiu ir labai daug kartų testuodami sistemą, šį sunkumą sugebėjome įveikti ir galų gale galime džiaugtis savo darbo vaisiais. Kokiegi yra mūsų rezultatai? Tai šiuo metu jau turime sukonstruotą automatizuotą mobilų šiltnamį, kuris optimizuoja aplinkos sąlygas. Šiltnamį jau džiaugiasi mokyklos mokytojai ir mokiniai, tai jame jau spėjo užaugti pirmoji mūsų grybų karta, dabar auga antroji. Ir dalyvavimas šiame projekte mums buvo tikrai naudingas, nes sugebėjome pakelti mūsų kompetencijas bei turėjome nuostabią galimybę išmokti programuoti. Tai ugdėme savo inžinerinio mąstymo kompetencijas, konstravimo kompetencijas ir tikrai pagerinome mūsų darbo komandoje įgūdžius.